Ar M-tako laikrodžius gali dėti vandenį? Akivaizdžiai gali, bet žmonės kartais apsigauna, jie ant nugarėlės pamato, pabandykim pradėti, matot, 5 ATM, 5 atmosferos ir galvoja, kad tada pagal aprašymą tokį laikrodį gali neštis į 50 metrų gylio nerimą. Tai taip nėra, čia taip yra svajonių pasaulyje, nepamirškit, kad tas laikrodis kainuoja 25 eurus. Bet ką tai reiškia, kad jūs galit eiti į dušą, papulti į lietų, įkristi į kokį kanalą arba perplaukti upelį ir nesijaudinti, kad jūsų laikrodis išsijungs, nes tokiem dalykam jis yra pakankamai atsparus, vandeniui atsparus. Bet gamintojas primiktinai reikalauja po vandeniu nespaudinėti mygtukų, nes tai sukuria spaudimo taškus ir man atrodo tai persmelkia vandenį į vidų. Ir daugybė žmonių mums sakė, kad sugadino savo laikrodžius, kai duše arba maudydamiesi pradėjo spaudinėti mygtukus ir tai sugadino jų laikrodį, nors dabar jam nieko neatsitiko. Bet turėkite omeny, kad tai nėra kažkoks vandens sporto laikrodis, tai yra laikrodis, kuris yra padaryts atsparus vandeniui, nes jis yra kariniai tarnybai. Ant jūsų gali lyti, jūs galite perbėrsti per kanalą, bet tai nėra kažkoks sportinis plaukimo laikrodis. Nuorodą įdėsiu į komentarą ir getbacks.com.